Ką, labas rytas. O kokie vaizdai vietoj ryžių svogūnai. Tai dabar truputį parodysiu, kas čia gero buvo šitam komplekse. Šiaip gražus. Pats savininkas kinietis yra. Tai sakė, čia viską restauruos per naują. O čia dar daromas baseinas. Dar vienas baseinas, staliukai. Ir ką gražiausias vaizdas į ežerą. O net žuvytės valtį plaukioja. O specialiai jūs čia ant mailiaus. Nu, ko negyvent, kaifas čia. Tai va, dabar tikslas važiuoti į Besakih Great Temple, į vieną populiariausių irgi šventyklų Balyje. O tada jau iš karto ieškosiu viešbučio, nes važiuoti ten iki 2 valandos, kažkas tokio. O vakare, į vakarą, tai realiai daugiau nelabai ir kur turėjau važiuoti, nes labai didelė atstumė, po valandą, po 2. O aš vakare kai ką esu nusimatęs, nes jau bus naujametinis vakaras, tai truputį kitaip sutiksiu. Realiai pirmą kartą gyvenime taip sutiksiu naujuosius, jeigu viskas gerai. Tai pamatysit video, tai nespoilinsiu. O ką, dabar judam į Temple. Pitstopą pasidariau, nusipirkau tokių vaisių ir su kokiu vaizdu pavalgysiu skaniai. Įdomus parkingas su tokiais vartais gražiais. Opa. Tai ką, atvažiavau į Temple. Tai priskirtas kiekvienam turistui ir po gidą. Tai visai nieko. Bilietas kainavo 7,70 plus parkingas 25 centai. Tai krikščioniška kaina. Tai ką papasakoju irgi, kad dalis šitų šventyklų priklauso ir tiek fijai, tiek šeimoms, tiek valstybei. The holy water is still get the rice. Rice is symbol for purity. Tai 3 šventikai pagrindiniai ten sėdi, kurie visą ceremoniją veda. Tai reiškia, ugniai meldžiasi, tada vandeniui ir orui. Realiai kaip avatarė. Visai gražiai atrodo ta ceremonija. Kiek esu matęs internete, tai kai ten vyksta sezono metu, tai net netelpa žmonės, ant tiek visi suvažiuoja. Dabar va, galėsiu ramiai pasivaikščioti, viską pasižiūrėti. Tai pasakoja, pagrindinės tas meldymosi ceremonijos vyksta vasarą, kur atvyksta, sako, labai daug žmonių, kur, sako, net ir netelpa. Bendrai vyksta apie 3 savaitės tas visas meldymasis. Tai ką, su šventykla done, dabar galima bus varyti kažką pailsėti. Hello. No, I'm fine. Reikia duoti pinigų mažiukiai ant ledų bent jau 5000. I don't need. Daviau 5000 ant ledų, tegul turi. Blemba dabar kitą nori. No. Parduoda po 5000, sakau, kada atsikabintų, sakau, imk. Ir nereikia man to posterio. Tai net ačiū nepasakė. O kaip darbuojasi moteris. Blemba. Va, man reikia tokios moters. Nešios plytas, o aš galėsiu savo alų gerti. Va, kiek atvažiavo visi milžinčių.
Paprimeskit, kiek būna kai sezonas. Dabar plus dar yra trečiadienis. Pavyko pagaliau rasti ledų, kokių norėjau, čia yra su mangu. Tai sakau, kiek? Sako, 1 euras. Aš sakau, per daug. Sako, nu gerai. Sako, 15. Sako, ne. Sako, tiek jau to nenoriu. Einu. Pradėjau eiti, sako, gerai. 10 000, tai 50 centų. Sako, gerai. Tai visą laiką, kai pamato turistą, tai kaina tikėtinai užmeta kokius 300%, o po to numeta ten 100% ir žmogus lieka patenkintas ir jie yra patenkinti. Bet šiaip, ledai tai labai skanus su mango. Tai kas sustojau tokia gražioj vietoj. Vietiniai rekomendavo. Prisisakiau savo sriubos, šrips ir dar kažko tai. Ai, krevečių. Tai va, žiūrėsim, kaip čia seksis suvalgyti. Žinokit, paėmiau šitos sriubos. Ir sakė, kad bus spicy truputį. Bet pirmą šaukštą, kaip įsidėjau, kai pradėjau kosėt, eina savo. Gerai, kad ledų kokteilį trapau pasiėmęs. Labai aštri. Tai ką, privalėjau, tai galutinė kaina gavosi 3,50 už 3 patiekalus ir dar ledų kokteilį. Privalėjau tai konkrečiai. Tai dabar galim važiuoti į viešbutį. Apsistojau vienam viešbutį ir va, ananasai auga. Galim bus nusiskinti, pavalgyti. Ir va čia tai parodysiu, koks sodas gražus. Labai daug gamtos. Čia realiai priešais Agung ugnikalnį. Čia džiunglės tokios konkrečios. Labai gražu. Tik kad minusas, kad nėra baseino. O tai viskas pasakiškai gražu. Tiesiog palmės, kokosai. Toj pusėje dar bananai. Pamėginsiu po to nusiskinti kokį. Va čia mano kambarys. Tai nieko ypatingo. Tiesiog gražus tas nuodų. Ten dušas, televizorius, kaip ir viskas. Tai šiandien manau tiek, atsisveikinsim. Eisiu dar pamiegot, nes reikia pasiruošti kitam video ir kad švęsti naujuosius metus. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysim kitam video. Iki.